Man teko savotiškas iššūkis, tai yra paskutinis toks pranešimas, jau jūs klausėte, tai dabar į dienos pabaigą reikia tokios savotiškos intrigos. Man atrodo, dezinformacija ir propaganda pati savaime jau yra intriga. Ir aš tikiuosi, kad apie tuos iššūkius, kuriuos šnekėsiu, jūs tikriausiai nuolatos apie juos šnekate su savo mokiniais klasėse. Man atrodo, tų iššūkių tikrai nemažės, o tik daugės. Tai mano užduotis, aš įsivaizduoju, šiandieną yra tokia dvejopa - padėti ir jums konkrečiai, asmeniškai, nepasiklysti tam dezinformacijos propagandos liūne, bet manau, kad kur kas svarbesnė užduotis tikriausiai yra suteikti jums tam tikrus įrankius, kaip jūs galite apie šitus iššūkius šnekėti su savo mokiniais, kaip jūs galbūt galėtumėte tam tikras metodikas panaudoti, šnekant apie propagandą ir manipulaciją mokyklose. Ne? Tai pasistengsiu į tai atliepti ir noriu pradėti galbūt nuo tokios pakankamai klasikinės citatos, kurią aš dažnai naudoju šnekėdamas apie propagandą ir dezinformaciją. Ir jau čia galiu galbūt jums pasiūlyti tam tikrą intrigą dirbant su mokiniais. Visada galite pasiteirauti jų Jonatano Swifto biografijos tam tikrų faktų ir paklausti, ar jie žino, kad jisai buvo puikus pasakorius. Ne? Čia yra Guliverio kelionių autorius. Ne? Bet tuo pačiu galite galbūt pilietinio sąmoningumo savo užsiėmimuose pasiūlyti mokiniams ir pasidomėti ir kitais jo biografijos aspektais. Jonathanas Swiftas buvo vienas iš tokių aršių politinių pamfletistų Britanijoje savo laiku ir jo šita citata apie retorinės arba rašytinės manipulacijas, man atrodo, yra labai taikli. Jis pats rašė tokius pamfletus prieš savo oponentus. Aišku, oponentai nelikdavo skoloje ir duodavo jam grąžos savo tokią aršią retoriką. Ir jisai tada sako apie visas tokias batalijas, ne? Kad melas skrenda, tiesa lėtai juda iš paskos. Ir kai žmonės suvokia teisybę ir atsipeikė, po visų tų batalijų būna jau per vėlu. Pokštas įvyko ir tikslas jau yra pasiektas. Kodėl aš naudoju šitą citatą ypatingai šiems laikams? Todėl, kad žmogiškoj natūrai niekas nesikeičia. Tikriausia nuo biblinių laikų bando vienas kitą kažkaip palenkti savo pusėn, šiek tiek apgauti, šiek tiek manipuliuoti informaciją. Kas iš tikro keičiasi, tai technologijos ir greitis. Būdas, kuriuo tos manipulacijos ir propaganda, ar čia šiuo konkrečiu atveju melas, sklinda. Ir jeigu tais senais laikais tos batalijos vyko ten kokiu nors rašytinių pamfletų pavidalu, tai šiais laikais mes turim tokius pavyzdžius. Čia yra tikriausia ne vienas esate, net ir realiai matėte tą garsę apgaulingą ataką prieš mokyklas, kuomet buvo siunčiami laiškai apie tai, kad neva kažkur yra padėta bomba ar panašiai. Čia yra mano asmeninė patirtis, aš vykau į Klaipėdą, Klaipėdos kolegiją, aptarinėti irgi dezinformacijos iššūkį ir mane pasitiko direktorė, sako, atsiprašom, turim atšaukti kuriam laikui paskaitą, vėliau paskaita įvyko, bet sako, gavom vėl naują bangą tų pranešimų ir mano atveju pokštas įvyko. Aš negaliu dirbti savo darbo, jūs negalėjot, kai buvo visa šita ataka, dirbti savo darbo, nes mokyklos evakuojamos ir panašiai. Po to atsimenam, visi per televiziją girdime, kaip viskas yra paaiškinama, kad čia buvo apgaulė, čia buvo melas. Jeigu įsiskaitytume į patį tą rusišką tekstą, mes galbūt čia atrastume ir tam tikrą ironiją ir tokį tarsi atrodytų juoką, juokelį. Ne? Bet adresatų skaičius jūs viršui matote yra beveik 500.
Ir jeigu kokie nors, nežinau, 400 mokyklų direktorių supras, kad čia yra manipulacija ir apgaulė, vis tiek kokį 100 liks tokioj neaiškioj pozicijoje, atsiras galbūt tėvai, kurie labai pergyvena ir tu vis tiek turėsi sureaguoti į tokią manipulaciją. Tai aš noriu iš karto galbūt jums pristatyti tą tokį didžiulį iššūkį. Mes galime ir turime šnekėti apie tai, kaip reikia dekonstruoti visus tuos melus ir tą apgaulę. Bet net ir tada, kai mes visą tai padarom, pats efektas jau gali būti įvykęs. Mes, pavyzdžiui, galim prarasti sveikatą įtikėję ten į kokių, nežinau, ten šarlatanų rekomendacijas, kaip nusigydyti. Mes galime būti praradę pinigus, nes patikėsim, kad kažkas atsitiko su mūsų artimu ir ten jam reikia pagalbos ir mes ten nusiusim paskutinę savo santaupas. Galiausiai mes galim prarasti savo valstybę ar dalį valstybės, jeigu patikėsime kokią, nežinau, Putino Rusijos pasaulio ten pasakojimais, taip kaip įvyko su Rytų Ukraina, su Krymu, kuomet iš principo pati pradinė stadija visos šitos agresijos buvo būtent tokia dezinformacinė agresija, manipuliatyvi agresija, kuri atėmė iš visuomenės valią priešintis agresoriui ir tu jau po to esi prie tos suskilusios geldos, ne? Tai man atrodo, kad tikrai aš manau, kad jūs savo darbe tikrai turėsite kuo toliau, tuo daugiau tokio tipo iššūkių. Lygiai taip pat kaip ir mano tyrimų srity, tikrai vis didėja poreikis suprasti visas tas manipulacijas, visą šitą dezinformaciją ir man atrodo, mums labai svarbu yra šnekėtis, kaip tai paaiškinti mūsų jaunai kartai, bet lygiai taip pat ir vyresniai kartai. Man tenka skaityti šitas paskaitas ir 3 amžiaus universiteto klausytojams ir tikrai yra labai įdomu, įtraukiančia, žmonės irgi lygiai taip pat su tokiais iššūkiais susiduria. Tai ką aš siūlau galbūt kaip tam tikrą paprastą įrankių dėžę, iš kurios mes galim vieną ar kitą įrankį išsitraukti ir sakyti klasės metu, diskusijos metu, kad galbūt pasvarstykime naudodami tokį principą. Čia yra garsi ir pakankamai paprasta Haroldo Losvelo komunikacijos procesų tokia 5 elementų schema. Aš ją originaliai anglų kalba jums rodau, bet galiu tik tai paprastai paaiškinti. Tai yra tarsi 5 klausimų principas. Kas yra komunikatorius, kas siunčia tam tikrą žinutę, ne? Kokia yra ta žinutė, kurią mes dabar girdime ir analizuojame, kokiu kanalu yra siunčiama tam tikra žinutė, kas yra gavėjas, tai yra kas esame mes. Mes lygiai taip pat turim suprasti save, savo emociją, savo būseną, kodėl mes vienu atveju reaguojam vienaip, kitu atveju kitaip į tam tikras žinutes, ne? Tai tas gavėjas, ta auditorija yra lygiai taip pat svarbi, aptarinėti su mokiniais irgi kontekstą, galbūt tą tokią emocinį imlumą vienoms ar kitoms žinutėms ir koks galimas poveikis jūsų vienokio ar kitokio elgesio, vienokios ar kitokios reakcijos į tą žinutę. Ir šiuo atveju aš pasiskolinu šitą schemą paprasčiausia iš komunikacijos mokslų perspektyvos, bet kadangi mano tyrimų laukas yra susijęs su dezinformacijos lauku, tai aš siūlau jį šiek tiek apversti aukštinkojom ir nesvarstyti, žiūrinti šitą schemą kaip į pozityvą, ne? Bet įsivaizduoti, o kaip mes galim negatyvę komunikaciją dekonstruoti pasitelkiant šitą principą. Tai yra, kas yra tas piktavalis veikėjas, kuris siunčia žinutę, kokie jo yra motyvai, kaip žinutė yra supakuota, kokiom emocijom bando apžaisti ir mumis sumanipuliuoti, kokie yra iš tikro tie kanalai, šaltiniai, nes vienu atveju tai yra kažkokie tradiciniai kanalai, kitu atveju yra dažnai propagandos operacijose prisidengiama tam tikra populiaria žiniasklaidos priemonė, o iš tikro tai yra paprasčiausia tam atveju įkurtas koks nors kanalas arba, nežinau, Facebooko grupė ar panašiai. Gavėjas,
kodėl dabar mūsų kažkokiom įtampom, nežinau, susijusiom su karu Ukrainoje, arba susijusiom su galbūt kokiais finansiniais sunkumais, arba susijusiom su COVID-u kokiu, ar su krize, kodėl šitom emocijom bandoma pasinaudoti ir kokio efekto gali, kokį efektą gali sukelti ta tam tikra mūsų elgsena atsižvelgiant į vieną ar kitą žinutę. Tai aš tą paprastą paaiškinimą pademonstruoju kitoj schemoje. Čia galime vėlgi grįžti prie tos pozityvios interpretacijos komunikacijos proceso. Ne? Komunikacija tai procesas, kurio metu žmonės keičiasi informaciją, siekia supratimo, sutarimo. Tame procese yra labai svarbios vertybės, kokia yra mūsų patirtis, įvairūs kiti faktoriai, kultūra, kas vienoje ir kitoje kultūroje leidžiama, neleidžiama ir panašiai. Bet vėlgi apverskime aukštinkojom ir čia, pavyzdžiui, įrašykime vietoj komunikacijos, įrašykime dezinformaciją. Ir tada paradoksaliai galime apžaisti šitą tezę, sakyti, tai procesas, kurio metu galim sakyti, žmonės keičiasi informaciją ir siekia nesutarimo, susipriešinimo, informacinio chaoso, ne? Tam, kad tu susilpnintum, sakykime, tą auditoriją, kaip nors priverstum ją elgtis atitinkamai. Tai paradoksaliai, aišku, patys geriausi, nežinau, politikai, komunikatoriai yra tie, kurie tobuliausiai yra įvaldę tokią kūrybiškai tokią schemą, ne? Bet lygiai taip pat ir tie piktavaliai veikėjai ir dezinformacijos organizatoriai, jie lygiai taip pat yra kūrybiški žmonės komunikacijoje, ne? Jie supranta, kaip galima vienokiom ar kitokiom mūsų emocijom pasinaudoti, vertybės įvertinti, patirtį įvertinti ir pasiekti savo tam tikrą efektą. Ir manau, lygiai taip pat verta diskusijose su mokiniais šnekėti, tai kokios mes informacinės aplinkos norime. Ar mes norime tokios pozityvios, kur mes net ir turėdami skirtingas nuomonės pozicijas sugebame kažkaip tai atrasti vienas kito supratimą, bandyti siekti tam tikro sutarimo, ar mūsų komunikacija yra paremta tik tai tokia manipuliatyvia kažkokia etikečių klijavimu ir mes galiausiai atsiduriam prie tokio visiško susiskaldimo ir panašiai. Ir bandyti panaudoti tai būtent diskusijų metu, apsvarstyti, o tai kaip tokie procesai įtakoja mūsų vertybės, mūsų istoriją, mūsų patirtis ir panašiai. Dabar šnekant apie propagandą apskritai, aš noriu priminti, iš kur atsirado institucionalizuota propaganda. Nes, kaip jau minėjau, propaganda pati yra tikriausia sena kaip žmonija, nes propagare yra itališkas terminas reiškiantis skleisti žinią, ne, paprasčiausia propaguoti kažką tai, bet propagandos instituciniai pradininkai yra katalikų bažnyčia, kuri iš principo reagavo į to meto iššūkius, į reformacijos iššūkius ir galvojo, kaip efektyviau skleisti savo tikėjimą, kaip efektyviau įtikinti netikinčių auditorijas savo žinute. Ne? Ir vienas popiežius atliko labai svarbu žingsnį, tai yra jisai įsteigė kongregaciją tikėjimo sklaidai. Ir aš specialiai esu palikęs interneto adresą, kongregacija veikia iki dabar, galite pasižiūrėti, tik tai jos pavadinime nebeliko žodžio propaganda. Todėl, kad propaganda kaip terminas, jis dabar jau yra diskredituotas, todėl, kad totalitariniai režimai, tokie kaip nacių ar sovietinis režimas, pasiskolino tokį požiūrį ir panaudojo jį savo agresyviems tikslams, visuomenės mobilizacijos tikslams ir panašiai. Bet kitas popiežius atliko kitą labai svarbų žingsnį, tai yra jis įsteigė Collegium Urbanum, tai yra jisai įsteigė visą tinklą misionierių, kurie turi atlikti tą darbą, propagandos darbą. Ir aš kaip sakau, jeigu mes tikėjimo nuostatas paliekam šalia šitoj diskusijoje ir pasižiūrim į strategiją, tai jinai yra labai paprasta ir klasikinė. Visų pirma, tu turi turėti savo pasakojimą, tikėjimo pasakojimą, ne?
bet tada tu turi turėti savo agitatorių tinklą, misionierių tinklą, kurie efektyviai skleistų šitą žinutę. Ir jeigu mes pažiūrim į tos tikrai kunigus ir misionierius iš pašaukimo, tai jie kaip? Jie visų pirma supranta tą kultūrą ir visuomenę, atvyksta jau mokėdami kalbą į tas tolimas šalis, supranta, kokie yra vidiniai poreikiai ir tada užsiema savo tikėjimo sklaida. Aš sakyčiau, atrodytų visiškai paradoksalu, bet sovietinė, pavyzdžiui, sistema, kuri buvo visiškai ateistinė, religinį šitą perspektyvą pasiskolino savo. Ir vietoj tikėjimo buvo tikėjimas kažkokia ideologija, lygiai taip pat buvo pasakojimas apie kažkokį rojų ateityje, komunistinę utopiją, ne? Buvo pragaro visokie pagazdinimai, ne? Ir lygiai taip pat buvo agitatorių tinklas, kuris turėjo atlikti savo darbą tiek viduje, tiek ir užsienyje. Buvogi garsus vadinamas komunistų internacionalas, kuris globaliai turėjo skleisti komunistų, reiškias, ideologiją toliau ir panašiai. Tai, man atrodo, tai irgi labai įdomi diskusija galbūt su mokiniais, kuri parodo irgi istorijos svarbą, bandant suprasti, kad tie veikimo modeliai, jie adaptuojasi, jie iš dalies prisitaiko prie ideologinio konteksto ir panašiai, bet pats veikimo modelis, jisai yra labai panašus ir labai pastovus. Kas iš tikro keičiasi, tai keičiasi ta technologinė aplinka, kuri įgalina vienokias ar kitokias tokias manipulacijas ar tų žinučių tokias sklaidą. Ne? Tai judėdamas į priekį, aš norėčiau galbūt akcentuoti kitą tokį svarbų dalyką. Mes paprastai šnekėdami apie propagandą, aš čia paaiškinsiu, kodėl aš rodau šitas dvi skirtingas knygutės. Paprastai mes įsivaizduojam, kad tradicinis suvokimas apie propagandą yra tam tikra tokia ideologinė patrauklumo tam tikras pasakojimas. Ne? Komunistinis rytojus ten kažkoks, nežinau, Putinas bando ten Rusijos pasaulio kažkokią viziją plėtų, kažkokį bando tokį patrauklumo vizijos. Ne? Aš sakyčiau, tai iš tikro yra tikriausia šaltojo karo laikų tam tikras propagandos toks klasikinis modelis, kurį yra aprašę keli autoriai, vienas žymiausias Naumas Chomskis, kuris dėja pastaruoju metu yra toksai, aš vadinčiau, proputinistas viešais pasisakymais, bet tai nepaneigė jo akademinio darbo anksčiau, šaltojo karo laikais, jisai buvo propagandinių sistemų toksai tyrinėtojas. Ir jisai šnekėjo apie to meto propagandinę sistemą kaip tokią bandančią sukurti tokį visuotinį pritarimą tam tikrai kažkokiai ideologijai. Ne? Bet kuo toliau, tuo labiau, ir aš jau čia link šių laikų kreipiu jūsų žvilgsnį, mes atsiduriam ties kitokio tipo propagandos strategijom ir apie jas šneka kiti autoriai, tai yra tam tikra strategija, kuri nukreipta į vidinės įtampas, apie ką aš šnekėjau, ne? Į vidinę abejonę, į vidinį supriešinimą. Ir vieni pirmųjų, kurie labai įdomiai aprašė tokią manipuliatyvę strategiją, tai buvo autoriai, kurie parašė knygą Merchants of Doubt, abejonės prekybininkai. Ir šita knyga yra apie tabako kompanijas, kurios kovojo su tuo metu sveikatos ekspertais, mokslininkais, kurie pradėjo šnekėti apie tabako, apie rūkymo žalą. Ir jie, norėdami išlaikyti savo verslą, bandė visai kaip diskredituoti tuos mokslininkus, tuos ekspertus. Ir ta strategija iš principo sukosi apie tokią abejonės moksliniais tyrimais, abejonės medikais, abejonės tradiciniam tokiom nusistovėjusiom tiesom, vien tam, kad tu galėtum toliau vykdyti tą savo verslą. Tai aš kaip bandau šitą strategiją perkelti šiems laikams, aš sakau, praktiškai, ką mes matom su propagandiniam autoritarinių sistemų strategijom, tai yra būtent tos abejonės sklaida, pasitikėjimo mumis sklaida, pasitikėjimo savo valstybę, demokratiniais procesais, kurios ir taip natūraliai yra.
ta abejonė jinai egzistuoja, bet tu ją tik turi sustiprinti, tu turi ją užaštrinti, tu turi tom žinutėm ją kaip nors į tokius ekstremumus pastatyti ir tu praktiškai po truputį silpnini tą visuomenę savo tokiom manipuliatyviom pastangom. Ir irgi su mokiniais, nežinau, galėtumėte galbūt tiesiog diskusiją turėti apie tai, kaip tą abejonę galima visaip kaip interpretuoti ir aptarti. Ar žinote šitos freskos pavyzdį? Iš Bumbliausko, ne, istorijos. Tai aš lygiai iš ten pat skolinuosi šitą ir visiškai ne dėl to, dėl ko Bumbliauskas originaliai nurodė. Nes jisai nurodė savo vadovėlę, kad tai yra toks pirmas Lietuvos reprezentavimas, toks personalinis europiniam mene tarsi. Ir toks labai svarbus istorinis momentas. O aš noriu jums parodyti, kaip šitas istorinis momentas atrodo propagandos kontekste. Nu, gerai, aš čia taip šiek tiek pritempiu galbūt tą propagandą, bet aš noriu interpretuoti šitą tautų žygį kaip pirmą švelniosios galios tam tikrą europinį projektą. Politinis projektas šiais laikais yra Europos Sąjunga. Ten kokios bebūtų politinės debatai ir batalijos, visi, prisiminkime, visi siekiame grįžti į tą Europą, prisijungti prie tos Europos Sąjungos, būti Europos dalimi, ne? Tai čia žygis prie krikščioniškos Europos. Čia ne politinis toks projektas, bet čia yra toks religinis, krikščioniškas. Ir jisai, mūsų žygis į Europą atrodo va taip. Noriu išlaikyti tą pauzę komunikacijų irgi svarbi, kad jūs įsižiūrėtumėte, reiškia, mes žygiuojam į priekį su vėliava, žiūrėdami kažkur atgal, ne? Aš čia žaidžiu su šitų vaizdiniu tikslingai, bet noriu atkreipti dėmesį Lenkiją ant arklio, mes einam pėsčiom, vėl kažkaip į mus iš aukšto žiūrima, aš tą noriu užastrinti, jeigu tu esi propagandistas ir jeigu tu nori tą abejonę pagilinti, ne? Ir tu jau matai, kad kažkas nėra to pasitenkinimo, to tokių žygių, ne? Tai ką tu darai? Tu tik tai toliau lašini, gilini šitą susipriešinimą. Tas mūsų žygis, jeigu visiškai iš arti, tai atrodo taip. Rusija pirma, Orients, nes jie pravoslavų tikėjimą pirmą priėmė, o mes paskutiniai pagonys vis tik į tą pagonybę, į tą praeitį dar atsisukę žygiuojame į priekį, ne? Tai dabar, kodėl aš taip manipuliatyviai žaidžiu šitų vaizdinių, todėl kad įsivaizduokite šių laikų politinį europinį projektą, ne, kuriame vis dar va taip yra užstrigusi kokia Moldova, Sakartvelas, Ukraina dėja, ne? Ir jeigu tu esi kūrybiškas manipuliatorius kur nors Maskvoje ar Minske, ko tau tereikia, tau nereikia kažkokio ten Rusijos pasaulio tobulo vaizdinio, ne? Tau tai reikia gilinti toliau šitą abejonę ir tas, tavo suprask priešininkas bus užstrigęs tam laike, ne? Jis negalės pajudėti, nes ta abejonė jį laikys ir sulaikys nuo valinio veiksmo toliau. Ir dar kartą pasikartosiu, tau nereikia sukurti dirbtinai abejonė ir taip yra, nes procesas iš tikro sunkus. Ir tos neteisybės visur, kur yra daug, tai tau tai reikia tą emociją gilinti ir toliau aštrinti. Tai noriu parodyti vaizdinį tokį, kaip tai atrodo realiuose, pavyzdžiui, propagandiniuose karikatūrose ar memuose, ne? Čia yra pakankamai tokia garsi rusų tokio politinio karikatūristo, žodžiu, paveiksliukas, memas 2014 metais, labai išplatintas rusiškam socialiniam tinkle VKontakte. Ir pasirinkimas kryžkelė, kurioje per vidurį stovi ukrainietis. Ne? Aš gal kūrybiškai gal ir galima būtų ir subtiliau nupiešti, nereikėtų čia tokių išraiškingų ir baisių epitetų, vizualių epitetų, ne? Bet pats sprendimas yra, man atrodo, labai iliustratyvus. Ne? Ukrainietis kryžkelėje tarp Rusijos pasaulio ir Europos ir vakarų. Ne? Rojus, pragaras. Angelas, velnias, ne? Rusijos pasaulio šviesi spalva,
kažkokia tamsi, ne viską matysite ten tam Europos paveiksle. Ne? Turime vaizdavimą, vadinami tie 3 didvyriai, religija, tradicinė šeima su 6 vaikais, aš pats skaičiavau tokia labai jau toks, žodžiu, kosmosas, sovietinė karinė didybė neva ir pagrindas pergalė Antram pasauliniam kare. Ir tada visiška priešingybė, čia tamsiai gal ne visi matote, bet ten viršų Hitleris, tai žodžiu, pergalė Antram pasauliniam kare, visi kiti ten fašistai, suprask, kartu su ES vėliava LGBT, ir dar ten apačioj narkotikai, pinigai ir visa kita. Ir viskas. Ir tu tik gilini šitą vaizdinį, tau nereikia kažkokio, perkelti netgi pozityvo, tau reikia toliau komplikuoti tą matymą ir tada tam pasirinkime gilinti tą abejonę. Ne? Tai, man atrodo, tai yra vėlgi, ta veikimo principai istoriškai jie yra pakankamai pastovus, vat ką aš noriu pabrėžti, iš tikro keičiasi medijinė aplinka, informacinė aplinka, kurioje tokie pasakojimai vyksta, nes mes čia turime karikatūrą, kuris sklinda socialiniais tinklais ir ta žinutė vizualiai tiesiog yra dauginama. Tai kaip atrodo mūsų informacinė aplinka, irgi gal šnekantis su mokiniais, labai rekomenduočiau pasvarstyti, o kokios yra jų tos tradicinės medijos, kuriomis jie naudojasi, nes sužinotumėte irgi labai įdomių. Aš, pavyzdžiui, kažkada diskusijoje su mokiniais sužinau, kad jau Facebookas tai čia pensininkų koks nors yra, ten yra visi Snapchatai, visokie kitokie šaltiniai, bet galime pasižiūrėti, dar kol kas neteko matyti naujausių praeitų metų duomenų. TNS Kantar atlieka kasmetinę žiniasklaidos apžvalgą ir čia yra 23 metų informacinis paveikslas, taip kaip mes naudojamės medijomis. Ne? Tai noriu atkreipti dėmesį, kad kuo toliau, tuo labiau šauna į viršų tas, ką čia matote, 21% socialiniai tinklai, kai yra sakoma, kad aš būtent iš ten gaunu tą informaciją apie pasaulį, apie įvykius, apie viską. Ne? Tas šaltinis, tas trečias klausimas, ne, tų 5 klausimų kontekste. Ir dar televizija vis dar dominuoja, bet iš tikro po truputį radijas irgi mažėja. Mes turime labai įdomų fenomeną, kuris vadinasi labai formaliai video turinys internete, bet labai paprastai tai yra tie vadinami YouTube podcastai, kurie vis labiau populiarėja ir žmonės tiesiog žiūri tą pačią tarsi televiziją, tik tai visiškai kitų formatų. Ne? Ir labai galbūt tokia liūdna žinia, kad knygos ir spauda yra visiškai gale. Spauda, nežinau, dar gal, ar skaitote dar spaudą karts nuo karto? Popierinę. Bet čia supraskite, kad bendram lietuviškam kontekste tai jūs esat mažuma, kurie skaitote dar spaudą. Nes iš tikro jau viskas yra iš principo informacinėse portaluose, kitokiais formatais. Labai įdomus atsakymas yra, kai klausima, iš kur gaunate žinias, matote žalias 5%, video žaidimai. Kaip tu susižinai apie įvykius, apie pasaulį ir panašiai. Ir man irgi buvo toksai nesupratimas, netikėtas atsakymas. Pas mane paauglės 2 dukros yra ir galiausiai aš matydamas, kaip geimina viena iš mano dukrų, tai supratau, kad šalia žaidimo yra vadinami Discordo kanalai, vyksta onlininė diskusija su draugais, kuri, nežinau, tikriausiai išmokta dar iš COVID laikų, ne? Ir tu esi komunikaciniam lauke, net ir žaisdamas savo kažkokią tai žaidimą. Ir čia turime tokią jau netgi auditoriją. O kai šnekame apie tam tikrą socialinių tinklų paveikslą, tai čia noriu palyginti 22 ir 23 metus. Tai irgi, man atrodo, labai svarbus aspektas, kad mes, kaip matote iš šito skaidrės, šiaip esame visiškai metos dominuojama visuomenė.
Nes irgi diskusijose su mokiniais galite paklausti, pavyzdžiui, kaip jiems atrodo, kas ten Amerikoje yra populiariausio. Ir ten mes pamatysime, kad populiariausias tinklas tai yra visiškai kitas, kurio čia net nėra sąraše. Ten yra X arba tas vadinamas Twitteris. Ir šiuo atveju mes turim Meta ne tik tai Facebooko dominavime, bet ir Instagramas kaip antras pagal populiarumą. Ir tada galime pradėti diskusiją su mokiniais, o ar jie supranta, kas yra savininkai ir kas, pavyzdžiui, yra savininkų, koks yra vaidmuo, skleidžiant žinutę, formuojant tam tikrą darbotvarkę. Vat jūs minėjot, jūs spaudą skaitanti auditorija, prisimenate Lietuvos ryto ir Respublikos laikus ir informacinius karus tarp vieno savininko ir kito, Vainausko ir Tomkaus. SBA ir status kovos ten, kur tu skaitai ir tu supranti, aha, šita tikriausiai įmonė kažkokia prielankesnė šitam laikraščiui, šita įmonė matyt prielankesnė šitam. Kodėl tu tai supranti? Nes tu sugebi įvertinti savininko tam tikrus interesus, prioritetus ir čia jau yra medijų raštingumas. Ne? O kodėl mes lygiai taip pat nesvarstom apie tuos visus kitus kanalus, kuriuose mes dabar esame? Ne? Aš čia net ne apie TikToką aš neku, kuris yra, kaip jūs žinote, Kinijos ir yra atitinkami kiti interesai. Bet šneku apie tą, kur mes esam su Metos dominavimu. Kokie yra, pavyzdžiui, jų interesai ir panašiai. Prašau. Vytis Jankauskas labai gražiai yra pasakęs privatus socialiniai tinklai. Privatus? Nu, tai ta prasme, kad mes... Ai, taip, supratau, ir tada ir duomenis tada atitinkamai, tai aš sutinku pilnai, nes čia ypač su jauna karta, jie jums papasakos viską, ką ten ir kaip galima daryti tuose socialiniuose tinkluose, bet jei tu jų paklausi, o tai tu supranti, kur tavo susirašinėjimai ir tavo duomenis po to galiausia atsiduria. Ir kad galbūt netgi tavo duomenų pagrindų klesti tos kompanijos, kurios po to apmoko kalbos modelius, kuria dirbtinio intelekto sprendimus ir panašiai. Tai čia irgi tam savotiška tokia prieiga prie to žiniasklaidos raštingumo. Ne? Tai į priekį, kaip mes matom, labai šoka ir Telegramo kanalas, kuris irgi įdomus diskusijose. Visi įsivaizduoja, kad jeigu nežino, tai priminsiu, Pavelas Durovas yra toksai savininkas šito Telegram kanalo, į save skelbia tokiu dideliu kovotoju su Putino režimu, bet netaip senai buvo sulaikytas Prancūzijoje dėl to, kad Telegram kanalas buvo išnaudojamas teroristiniai komunikacijai, visokiams narkotikų prekybai ir panašiai. Ir įdomioji dalis iš visos šitos Pavelo Durovo dramos buvo, kad paaiškėjo, kad per tą laikotarpį jis ten daugiausia kartų skraidė atgal į Maskvą, didysis opozicionierius turėjo visiškai laisvą galimybę susitikti su pareigūnais, o iš Ukrainos, Baltarusijos opozicijos, iš mūsų perspektyvos tas telegramas interpretuojamas kaip toks laisvas, nepriklausomas ir tu lygiai taip pat ten tos duomenys meti ir irgi priverčia susimastyti, o kur tie duomenys galiausia atsiduria. Ne? Tai vien tik tai tam tikras savininko aspektas. Kitas momentas, kuris tikriausia su jūsų mokiniais galėtų būti labai įdomus ir vertingas, tai yra šnekėti apie visas tas naujas technologijas, kurios yra dabar panaudojamos tai apgauliai. Aš tikriausia sakau, nežinau, jūs gaunant mokinių rašinėlius, tikriausiai jau jaučiate, kur kartais kažkur panaudotas dirbtinis intelektas, o kartais neatkreipiat dėmesio, gaunate normalų rašinėlį, viskas išspręsta, padaryta, bet sėdite ir abejojate, ar tikrai. Ir tos abejonės yra ne dėl to, kad ten panaudotas dirbtinis intelektas, o dėl to, kad mes atsiduriam kuo toliau, tuo labiau tokioje aplinkoje, kai tu jau nežinosi, o kur yra, reiškia, ten tas politikas realiai šnekantis, o kur jisai yra kažkaip tai, sumanipuliuotas ir panašiai. Ir šiuo atveju čia ne tik tai vaizdai yra, aš čia gal tik tai greitai, nes noriu dar apie propagandos technikas pašnekėti su jumis, aš noriu parodyti atkarpą iš tokio tyrimo, kuris iš principo pasiėmė pirmą ChatGPT kalbos modelį
ir išbandė tyrimuose, kaip jisai yra imlus visokiam dezinformaciniam tom panaudojimams. Ir iš tikro buvo puikiai panaudotas ir vadinamų naratyvų užtvirtinimui, ir tų vadinamų pasakojimų sklaidai, ir visokiams kitiems aspektams. Tai yra tas dirbtinis intelektas, nuo ko aš ir pradėjau. Gali būti pozityvios komunikacijos elementas, bet lygiai taip pat kūrybiškai gali būti labai agresyviai panaudojamas prieš mus, ir supratimas apie tai yra labai svarbus. Čia buvo pabandyta su tuo dirbtiniu intelektu įvesti originalų pranešimą, naujienų pranešimą apie tą vadinamą Baltųjų rūmų Kapitolijaus ataką, ir buvo paprašyta sukurti pro-trumpišką ir anti-trumpišką pranešimą. Viskas puikiai, pirmų modelių, dabartiniai modeliai čia visą tai įgyvendina dar geriau ir subtiliau, tai puikiai įgyvendino tokią užduotį, kurią po to tu gali spausti tolesniam platinimui, automatizuotam platinimui, gali išsiųsti botai, kurie lygiai taip pat nėra žmonės ir nėra realūs. Ir staiga mes atsiduriam visiškai kažkokioj tokioj virtualioj realybėj, kur neaišku, kur yra tie faktai ir kur yra ta tiesa. Ne? Tai tam, kad mes galbūt įgautume daugiau tų įrankių kovoti su tokiom manipulacijom, aš gal, jeigu jūs kažką po šitos diskusijos savo išsinešite į mokyklas, darbui su mokiniais, tai aš siūlyčiau pasiskolinti šitą propagandos analizės instituto pasiūlytą 7 propagandos prieigų tokią 7 propagandos technikų tam tikrą tokią metodiką, kurią, kaip jūs matote, jie naudojo jau prieš Antrą pasaulinį karą. Ir aš už tą dar kartą pasikartoju, kad istorija tikriausia, istorija nesikartoja, bet istorija rimuojasi. Tuo metu prieš Antrą pasaulinį karą Amerikoje buvo kovojama su nacių propaganda ir buvo norima išmokyti jaunimą, kaip atpažinti tas manipulacijas. Mes taip, dabar turime visas tas naujas technologijas, bet iššūkiai išlieka tie patys ir mes galime panaudoti tas 7 propagandos technikas, lygiai taip pat aiškinant tokias manipulacijas. Aš čia tikslingai palikau citatą iš jų vieno iš bukletų, kad jūs, jeigu anglų kalba įvertintumėte, praktiškai tiktų lygiai taip pat šiuolaikiniam mokyklom šitą citatą. Apie tai, kaip jie ėjo į mokyklas, kaip jie mokė mokinius atpažinti manipulacijų technikas ir kaip jie bandė įgalinti juos kovoti su ta propaganda ir to manipulacijų. Tai tos propagandos technikos yra aprašytos vyro ir žmonos Alfredo Lee ir Elizabeth Lee knygutėj, tokiam buklete, kuris vadinasi The Fine Art of Propaganda. Ir aš jums noriu pasiūlyti tas 7 technikas įvertinti. Galbūt mes galėtume panaudoti jas tom diskusijom ir analizėm klasėse. Tai pirmoji technika angliškai vadinasi name calling, o antroji yra glittering generality ir jos yra opozicinės viena kitai. Ne? Tai vienu atveju yra bandoma kaip nors pašiepti kažkokį neigiamą etiketę, priklijuoti kažkam tai, o kitu atveju antra technika, tai tu esi, kaip nuo gėrio, žodžiu, atstovauji tiesą, laisvę, sugalvokim visokius gražius epitetus. Ir tu visą tą komunikaciją padarai tokią binarinę. Juoda, balta, gėris, blogis, kaip mes matėm, velnias, angelas. Ne? Nėra subtilybių, viskas yra tokioj priešpriešoj ir svarbu sudėlioti tą auditoriją į vieną ar į kitą tokią lentynėlę. Ne? Ir aš čia norėjau parodyti jums kelis pavyzdžius. Šitas, tarp kitko, atrodytų toks paprastas, banalus plakatas. Aš jį asmeniškai mačiau iškabintą kaip didžiulį billboardą Ukrainoje pakeliui į Slavianską 2016 metais, jau kuomet buvo Slavianskas išlaisvintas iš
rusų. Ir to plakato mintis buvo irgi tokia pati, nepasiduokit propagandai, ne? Tai aš kažkaip tai labai man įstrigo, aš po to suradau internete šitą patį paveiksliuką ir tik tai juo noriu iliustruoti tą binarinę tą tokią sistemą, ne? Gėris blogis, balta juoda, rojus pragaras. Aš paprašiau ChatGPT man nupiešti. Tai čia, žodžiu, aš įvedžiau tą propagandos technikos aprašymą ir paprašiau ChatGPT nupiešti paveiksliukų man šitos technikos paaiškinimą kaip pavyzdį. Manau, pakankamai neblogai įvykdė šitą užduotį. Mes matome kažkokią čia politiką ar kažkokį veikėją, aktyvistą, kuris šneka ir bando visus išgazdinti, ne, tais baubais, suprask. Ir šiaip mes tų baubų turime pilną tose diskusijose. Aš nežinau, tiesiog praeitais metais ten buvo mūsų tas rinkiminis visas laikotarpis, tu gali imti politikų pasisakymus ir tiesiog tu pamatysi tą dėliojimą į lentynėlės. Vieni geriečiai, kiti blogiečiai, vieni tokiečiai, kiti tokiečiai. Aš net nenoriu tų epitetų vartoti, bet jūs patys tikriausiai juos puikiai prisimenate. Tai čia noriu parodyti, yra Pirmo pasaulinio karo ir Antro pasaulinio karo vokiečių propagandiniai plakatai, kur mes turim tą patį blogio vaizdinį, suprask voras, ne? Voras, kurį lengva kažkaip sunaikinti, sutrypti, nes karo propaganda yra nužmoginanti propaganda, tu kažką ne tik tai epitetais, bet tu vaizduoji kaip kokią žiurkę, kaip kokį drakoną, kaip kokį, nežinau, vorą, ne? Ir pirmu atveju voras yra Britai kaip oponentai, o matome realis yra tas didingas šalia įsitaisęs Vokietija, ne? O kitas yra antisemitinis plakatas, kur tas blogis yra supras žydai ir tada tu tą transliuoji, tu sukuri tą vaizdinį, kuris galiausia priveda netgi į tautos naikinimo visą tokį sisteminę holokausto mašiną. Ne? Tai tas vaizdavimas, ne, epitetų klijavimas, jis kartu eina į šalia kažkokio tokio save pateikiant kaip alternatyvą, pozityvą. Dabar tas paprašiau irgi, čia ChatGPT irgi sprendimas, jeigu įvedi ir paprašai nupiešti tą antrą techniką, vadinamą blizgantis apibendrinimai, nežinau, labai tinka šiuolaikiniam tokiom visom kalbom vakaruose apie taiką, apie gėrį, ir vaizdinys čia balandžiai skraido. Aš tikrai nerašiau jokių balandžių į promptą, ta prasme, kažkaip tai taip pats nupiešė ir nieko papildomai aš ten neprašiau, tik parodysiu vienam kitam paveiksliukė, kur vieną papildomą paprašiau įvesti aspektą. Tai turime ir tuos totalitarinių sistemų, tuos atstovus, kurie lygiai taip pat tuo tarsi gėriu manipuliuoja, ne? Mes prisimenam tuos vaizdavimus vaikai, gėlės, taika, nors čia gal net ir ne taikos balandis, ar kažkoks erelis, bet man pasirodė panašus į taikos balandį. Tai čia yra dvi technikos, kurios lygiai taip pat galite svarstyti tekstus, svarstyti video kažkokius reportažus. Ir čia nebūtinai kokia, nežinau, Putinas, Rusija, čia gali būti įvairi, sakykime, gali būti politinė informacija, gali būti sveikatos kažkokia informacija, gali būti marketingas ir reklama. Ir aš sakau, kartais net geriau tą Putiną kur nors laikyti nuo toliau diskusijose, nes kaip tik mes įgalinam galbūt tą tokią platesnę interpretaciją viso to, ne? Tai kitos dvi technikos - manipuliavimas asociacijom ir ekspertų rekomendacijos. Tai pirmuoju atveju mes turime tam tikrą tokią transferą ar perkelimo techniką, kuri šiaip dažnai aš kai su studentais dirbu, studentai į auditoriją dabar jau ateina visi su kompiuteriais. O su kompiuteriais mada yra tokia, kompiuterio čia, nežinau, ar čia kas, ne, čia nieko neužklijuota, bet būna prisiklijuoja visokių lipdukų, kurie iliustruoja tavo kažkokį prielankumą, kažkokiai minčiai, ideologijai ir panašiai.
Ir aš sakau, nu tai šnekam apie šitą techniką, tai jūs galite, jūs asmeniškai tą darote, bet gali kažkas piktavalis, pavyzdžiui, bandyti ten pripiešti kokius jums ūsiukus ir jūs pavers Hitleriu, ne? Arba kažkokią svastiką pripaišyti ir jūs kažkokiu simboliniu tokiu žingsniu perkeliama tam tikrą atribuciją, kur visiškai nėra jokios logikos, bet jinai sukelia labai stiprią emociją, ne? Ir ekspertų rekomendacijos, aš čia tas dvi technikas pavyzdžiais po to parodysiu, ekspertų rekomendacijos, kada, įspūdžiui sustiprinti reikia visada kokio autoriteto. Tai ten kokie mokslininkai nustatė, ten koks nors Churchillis kažkada pasakė, ko jis gyvenime nepasakė, bet kažkokia citata ir atribucija kažkam, tai ir tada, žodžiu, tas autoritetas tarsi sustiprina tam tikrą tą vaidmenį. Tai jeigu pagalvojame, mes tikrai turim daug tokių pavyzdžių, tokių manipulacijų. Tai pirmuoju atveju aš paprašiau nupiešti ir čia kur aš šiek tiek paprašiau, sakau, tą perkelimo techniką panaudoti man Rusijos auditorijai, promptai rašiau. Ir čia kažkaip irgi labai neblogai suprato šitą užduotį ir jisai, tas ChatGPT, čia tikriausia per vidurį kokį nors Putiną pavaizdavo, bet tai kaip religijos simbolis yra perkeliamas tavo tam tikrai retorikai sustiprinti. Ne? Ir iš tikro mes turime, pavyzdžiui, dabar Putiną visada šalia su tuo patriarchu Kirilu, kuris dar užtvirtina, kad tas karas, tie karo nusikaltimai Ukrainoje, suprask, yra tikėjimo dar kažkokią, dar turi, kaip čia, pritarimą, ar suprask, yra kova, netgi aš, ta prasme, kai kuriais atvejais iš tikro labai keista girdėti, bet ten kova ne tik tai vyksta su nacistais Ukrainoje, bet kova vyksta su satanistais. Nežinau, jeigu teko klausytis oficialiųjų ten Solovjovo pareiškimų, tai ten jie kovoja su tais satanistais iš vakarų, kurie yra išsigimę ten visokie tokie, baisiau papasakok ir tada įgalini tuos karius eiti, žudyti ir tikėjimo suprask vardan. Tai perkelimo technika mums, kaip sakau, ukrainiečiai buvo ir yra nacistai. Mes kažkada tai buvome irgi nacistai, buržuaziniai nacionalistai. Šita nuotrauka yra iš, jeigu atsimenat, jedinstvo, tą vadinamą platformininkų demonstraciją. Spėjau, kad šita demonstracija buvo būtent prie aukščiausios tarybos tuo metu. Tarp kitko, nežinau, kas yra šitos fotografijos autorius. Jeigu kažkas susižinotumėte, tai mano autorystė būtų labai įdomi, aš taip irgi perklausiu paskaitų metu, bet nes iš tikrųjų įdomu, tas fotografas galėtų papasakoti kontekstą, nes aš daugiau konteksto nežinau, aš tik tai turiu šitą nuotrauką bendrai be daugiau konteksto, nes šita moteris, suprasti, tikriausiai atstovauja tą jedinstvo, bet perkelimo technika yra ta svastika į mūsų Gedimino stulpus, ir aišku sąjūdis su SS raidėm, kas visiškai tą perkelia tokią emocinę aliuziją. Čia yra taip vadinamas tas pseudoreferendumas Kryme ir čia yra realus rusų plakatas naudotas Kryme. Tai svastika šiuo atveju yra perkeliama ant ukrainietiško Krymo, jeigu tu suprask pasirinksi, jeigu dar turi kažkokią pasirinkimo galimybę, o Rusijos jau pasaulio Krymas atrodo toks visas mėlynas ir pūkuotas. Kai paprašiau sukurti man techniką, kuri yra vadinama ta autoriteto technika, tai pakankamai gerai kažkaip tą išsprendė, nes aprengė čia kaip, nežinau, daktarus, kaip mokslininkus, kurie stovi ir kažką pristato auditorijai. Nežinau, tos vėliavos, iš kur čia buvo sugalvotos to ChatGPT, bet, žodžiu, yra tam tikros tiesos, nes čia yra pavyzdys iš reklaminio plakato Šaltojo karo metu. Amerikoje 60-50 metai, tabako reklama ir jūs matote, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Tai tau daktaras reklamuoja nuodus tam, kad, žodžiu, istorija irgi pakankamai įdomi. Camel tuo metu sukūrė viena pirmųjų tos vadinamas su filtru cigaretės ir supras, su filtru sveikiau.
Ir daktarai rūko su filtru tada. Čia kaip dabar su tais visokiais tais agregatais, veipais ir panašiai, yra tam tikra pasąmoninė žinutė, kad tarsi tai yra kažkuo tai sveikiau. Ir ta technika yra kartais labai taip agresyviai panaudojama. Tai dar kartą pasikartosiu, čia nereikia kažkokio Putino ir Rusijos, galima pasirinkti reklamas ir svarstyti su mokiniais, kokias mes tas technikas matom ir tas manipulacijas. Ir 3 paskutinės technikos, tai vadinama tautos vardu arba plain folks, faktų parinkimas ir paskutinė technika bandos jausmas. Irgi atrodytų tokios akivaizdžios tautos vardu, tai reiškia, kad visi taip daro ir tu prisijung. Elkis kartu kaip su banda. Bet šitoj technikoje visada yra svarbu pagazdinti, kas tau bus, jeigu tu nesielgsi taip kaip visi. Kokia tu ten balta varna būsi, ar ten kaip sovietiniais laikais, koks būsi psichinis ligonis, jeigu prieštarausi sovietiniai ideologijai ir tave uždarys, izoliuos, tu netgi užaštrini tą tokį baimės tam tikrą aspektą. Faktų parinkimas kaip technika yra, irgi kaip kortų kaladė, angliškai vadinama card stacking, tu turi kortų kaladę, tu, sakykime, maišai kortas, bet išsitrauki tik tūzus kažkokius, kurie tik tai paremia tavo tam tikrą tezę. O galbūt ten pilna yra faktų kitų, kurie visai kitaip leistų interpretuoti tavo argumentą ar panašiai. Ir bandos jausmą, palaukit, tai aš čia bandos jausmą, nuo bandos jausmo pradėjau tautos vardu. Tautos vardu tai yra tas vadinamas technika kaip, paprasto Jono technika. Visi tokie mes, pavyzdžiui, aš ateičiau ir pradėčiau paskaitą sakydamas, aš irgi dėstau, žinau jūsų visas problemas, iššūkius. Sunku, kam šiais laikais lengva. Ir visi tada tą filtrą sumažinam ir pradedam šnekėtis apie bendrus iššūkius. Pavyzdžiui, politikas atvažiuoja koks nors rinkimų metu į kokius mažeikius ir sako, aš gimiau čionai, aš žinau jūsų visas problemas, jūs mane išrinkit, aš viską išspręsiu ir panašiai ir panašiai. Tai tokia, to paprasto Jono technika, kuri sumažina kritiškumą potencialiai tavo atžvilgių iš auditorijos ir tada tu bandai jau kažką tokio papasakoti, perteikti. Tai čia yra to paprasto Jono technika, kaip ją suprato ChatGPT, kai visada su tom raidėm ir ten žodžiais jiems yra tokį džibiriš kažką įrašę, bet pati technika pakankamai gerai atvaizduota. Nes politikai visada tai naudoja. Čia yra Obamos laikų, tuomet Joe Bidenas buvo viceprezidentas, supras mes netikėtai sustojom kažkokioj kavinukiai, nusimetam švarką, pavalgom to fast food, to junk food ir žodžiu, esam visi taip kaip ir jūs. Tokie paprasti, kaip ir Trumpas, žodžiu, pasirašydamas tą aktą dėl translyčių asmenų uždraudimo sporte yra apsuptas vaikų, kuriuos jis gina, kuriuos nori papasakot šitą istoriją, atiduoda savo pieštuką po to. Ta visa dramatizacija yra pakankamai įdomi ir tikrai įdomi analizuoti pamokų metu. Arba čia tas Kentucky Fried Chicken, tas fast foodas, visi mes jį valgom, bet čia šiuo atveju tai yra private jet, čia yra sidabriniai įrankiai ir dar kažkokia finansinė spauda, kuri subtiliau tą pateikia. Arba tie vadinami šuniukai, kačiukai, paprasti renginiai. Tai, pavyzdžiui, prezidentė Grybauskaitė labai mėgo Kaziuko mugę ir iš tikrųjų, kaip ir mes visi, nusipirkdavo visokių uzbonų nereikalingų, ten medinių šaukštų ar panašiai. Arba Grykis irgi rinkimų metu, pirmų rinkimų metu atliko savo vaidmenį. Aš tarp kitko po rinkimų Grykio kažkaip nebemačiau, bet rinkiminiai kampanijai buvo aktyvus dalyvis. Kaip? Buvo, tai gerai, tada ramiau, nes aš kažkaip galvojau, kad tik tai rinkimams. Ir kiti politikai, žodžiu, turi tą tokią strategiją. Joe Bidenas, tarp kitko, turėjo 2 šunis, iš kurių vienas buvo iš prieglaudos, tas juodas.
ir apkandžio apsaugos darbuotojus. Ir galiausia buvo persona non grata jau nei fotografijom, nei Baltuose rūmuose. Putinas turi tokį, šiek tiek aš čia su šuniuku tą parinkau, bet jis turi tokį specifinį būdą. Pavyzdžiui, jisai ne tiek su šuniukais, su kačiukais, bet kaip kokį tigrą užmigdo, kokį ten su gervėm skrenda per visą Rusiją, rodo kelią. Jis turi tokį labiau tokį rusiškai auditorijai tokį pritaikė. Reikia suvaldyti tą gyvulį ten ir panašiai. Nu ir kortų kaladės principas, kaip jūs suprantate, tie tūzai, kuriais tu manipuliuoji, kuriuos tu panaudoji, ne, vien tik tai tam argumentuodamas savo tam tikrą tezę. Ir šiuo atveju aš čia iš reklamos grinai pasirinkau, nes to labai daug pastaruoju metu yra less fat, sugar free, ten dar kažkokį aspektą iš to produkto paėmė, nors gal jis ten tau nenaudingas dėl kitokių priežasčių, bet tu tuo aspektu ir argumentuoji, ir bandai parduoti arba produktą, arba paslaugą ir panašiai. Nu ir tas bandwagon arba tas bandos jausmo, ta technika, kurią bandė nupiešti ChatGPT, pakankamai gerai, veidai tik tai tradiciškai nesigavo. Aš čia visai pabaigai iš Pirmo pasaulinio karo plakato norėjau parodyti, kaip iš principo šita technika būdavo panaudojama tam visuotinumo jausmo sukūrimoje. Ne? Ir kitas pavyzdys, ne? O tai ar tu esi su visais ir ar tu esi tas, kuris esi kažkoks išskirtinis, reiškia, kur tu nepritampi, ne? Nežinau, kodėl jie čia tuo metu panaudojo tą britų aristokrato tokį vaizdinį, man nelabai norisi prisijungti prie tokio pasipūtusio, bet pagrindinė mintis irgi yra tokia. Tai žiūrėdamas į laiką, mes valandą turim monologui, bet lygiai taip pat aš norėjau skirti laiko diskusijai ir tada aš čia tikriausia sustočiau. Dar kartą pabrėžčiau, kad čia ne tik tai noras yra jums parodyti, kaip galima tas manipulacijas atpažinti, bet būtent jūs galbūt įgalinti, naudoti tas technikas, tuos metodus savo diskusijose pamokų metu. Tai labai tikiuosi ir klausimų, ir diskusijos su jumis. Ar būtų klausimų? Į mikrofoną išduoti. Aha. Pamoka prasideda taip. Mokytoja, pasakykit, bus pas mus karas ar ne? Na ir kalba. Ir iš tiesų, jeigu kalbėti apie socialinius tinklus, tai kiekvieną pamoką, nuoširdžiai sakau, tai žino apie padėtį Ukrainą. Negaliu sakyti, kad tai yra kažkokios feikinės naujienos. Jie realiai suvokia, kurie paaiškinti nėra vaikų vaikai. Jie, manau, su tėvais, kaip vienu nusipirkti, nes kažkokiu televizorius eina, kažkokios žinios, kažkokia informacija jie turi, bet kalbėti apie tai, kad jie kažkokią suformuotą. Vienas dalykas yra gerai, jie nemoka kalbos. Bet angliškoje informacijoje Tai užtenka. Tai jūs labai svarbų aspektą, man atrodo, palėtėte, tai apskritai komunikacijos sklaida, vaidmuo įtampos metu. Kartais sakoma, pavyzdžiui, ne kažkokia ten krizė žudo, pati panika žudo, ne, kai prasideda kažkokia iš viso tokia. Tai mes šiaip šitą prasme gyvenam įtampos lauke, informacinės įtampos lauke, kuris, ta prasme, reikia atvirai šnekėti, kad iš tikro to nerimo objektyviai yra daug. Ir tada tikriausia diskusija turėtų, o tai ką tu su tuo nerimu, kaip ir paprastai gyvenime darai, ne? Ar tave nerimas kažkaip tai motyvuoja, ar tave nerimas paralyžuoja, ar tu bandai iš viso psichologiškai ignoruoti ir sakyti, kad nieko nevyksta, pereikime čia prie dabar, nežinau, matematikos lygčių, kuo greičiau geriau. Tai aš ironizuoju, bet man atrodo neįmanoma to apeiti, reikia su mokiniais tikriausia tai aptarti ir tas nerimas turėtų kaip tik įgalinti mus. Tai mes turim pradėti šnekėti
tada, na, ir čia jau aš taip ir politikams, ir visai valstybei, ir visuomeniai galbūt labiau taikyčiau, mes turime kažkaip tą nerimą eliminuoti savo veiksmais, savo pasiruošimu, savo tam tikrom, nežinau, pratybom. Aš paprasčiausia sakau, tai nežinau, kaip pas jūs mokyklose, aš 94 metais buvau Amerikos mokykloje mainų programoje, kas mane apart visko, kaip mokinuką ten nustebino, šokiravo ir panašiai, tai buvo, kad per 4 mėnesius tuo metu buvo 4 pratybos mokykloje, Amerikoje. Pratybos susijusios su gaisru, pratybos susijusios su lone shooter, kas Amerikoje tradiciškai kelia nerimą, pratybos susijusios su dar kažko ir dar kažko. Ir pas mus kažkaip tai šnekėti, pavyzdžiui, apie tokį įgalinimą savo mokinių mūsų, ką daryti, ne? Nerimas, dėl ko. Tai, o kaip mes elgsimės tada? O kokie ten, pavyzdžiui, krizės sprendimo būdai, kokia mūsų vieta tada ten visuotinėje gynyboje, galbūt vieni turi tokį vaidmenį, kiti tokį vaidmenį ir panašiai. Tai galiausia tos diskusijos, ypač pilietinio ugdymo pamokų metu, turėtų būtent nukreiptos būti į ir tada žiūrėk, ir to nerimo mažiau, kai tu žinai, ką galbūt tau reiktų daryti, kaip elgtis ir panašiai. Aš dar norėčiau paklausti. Žiūrėkite, nuolat mes girdime, transliuoja, kad politikai, kad ten, vienu žodžiu, reikia pasiruošti, jūs atsakingi, kad bus karas ir visa kita. Ar tai jūs nemanote, kad jie taip nori nukreipti dėmesį nuo socialinių tų dalykų, nuo tų problemų arba pateisinti ten keliamus mokesčius ar dar kažką? Tai, nes iš tikrųjų įsijungi bet kokias medijas, apie tai tik kalba. Tai aš tikriausiai grįžtu prie to pačio. Mes kalbam apie tai, kas visuomeniai kelia daugiausia nerimo. Žiūrėkit, šiaip politikai yra tokie, kaip čia, tokie natūralūs politikos žvėris, ne, kaip sakoma. Tai yra, tu jeigu jauti, kad tai yra interesas auditorijoje, tai aišku, tu šneki rinkėjui apie tai, kas jam rūpi. Jeigu jam tuo metu rūpi, kaip išspręsti, pavyzdžiui, karo iššūkius, ne, tu šneki apie tai. Žiniasklaida lygiai toks pats yra socialinis darinys. Jis rašo apie tai, kas jums yra įdomu skaityti. Ir staiga užsisuka toks objektyvus ratas, kur tu sukiesi tam pačiam tarsi naujienų lauke. O kad yra pilna, aišku, yra pilna kitų temų. Tai tada yra specializuotos medijos, yra jūsų diskusijų laukas, yra svarbu, kad ta tokia diskusija nebūtų monopolizuota tik tai tokio tipo retorika ir panašiai. Tai galbūt mūsų būtent galimybės praplėsti tą diskusijos lauką ir leidžia tada įterpti ir kitus klausimus ir panašiai. Sakykite, prašau, mes pradėjome savo šitą akademijos renginį tuo, kad yra nepasitikėjimas Seimu, valdžios institucijomis, bet ar jums neatrodo, kad didelė paslauga kabutėse tam daro televizija ir žiniasklaida, kuri galbūt atsakingumo stokoja, kalbėdami apie valdžios institucijas, o paskui mes sakome, kodėl neina žmonės į rinkimus, kodėl jaunimas nesidomi politika. Labai sudėtingas klausimas ir čia yra didžiulis iššūkis, mano kolegos ir pradėjo tikriausiai nuo didžiulio iššūkio apie pasitikėjimą institucijom ir panašiai. Aš tai norėčiau jums tokį, aš neturiu kažkokių auksinių receptų ir pamastymų, bet aš jums noriu pavyzdį pateikti, kuris tik parodys problemos gylį ir kaip tai susijęs su komunikacija. Šitą pavyzdį sakė toks filosofas Kasemas Kasamas savo tokiai diskusijai apie tai, kodėl vis labiau plinta visuomenėje sąmokslo teorijos. Ir jisai tokį labai paprastą pavyzdį pasakė apie pasitikėjimą. Įsivaizduokite, jūs gyvenate tokiam kriminogeniniam rajone. Ne? Ir jūsų kasdieninė rutina ryte yra atsibudus, įjungti signalizaciją,
kad jūsų namas, jūsų aplinka būtų apsaugota ir jūs toliau važiuojate ramiai į darbą, dirbate savo darbą, jūs žinote, ką padarėte, žinot, kaip su dujom irgi būna, dujos išjungtos, viskas tvarkoja, važiuoji, dirbi ir panašiai. Dabar įsivaizduokite, darbe turite, visi mes turim tokį draugą, kuris mėgsta ten pašpilkuoti, patrolinti ir sako, jis tau nuolatos sako, bet tu toks užmaršus esi. Ar tu esi tikras, kad tu įjungiai tą signalizaciją? Ar, pamiršti tą, pamiršti aną? Ar tu tikras, kad tu šiandien įjungiai tą signalizaciją? Ir kai mes šnekam apie pasitikėjimą, tai žiūrėk, tu tokiu atveju net pradedi savim nepasitikėti. Ne tai, kad institucijom ar panašiai. Tai jisai sako, tas jūsų draugas, įsivaizduokite, yra nuolatinis informacinis šurmulys socialiniuose tinkluose. Šurmulys prieš medikus, šurmulys prieš ekspertus, šurmulys prieš nacionalinį transliuotojų, jis ten nuolatos meluoja, va geriau alternatyvi medija kažkokia jums ten papasakos iš tikro, kaip yra ir panašiai. Ir čia nėra tai, kad, kaip čia dabar kas nors turi prisimti atsakomybę. Čia yra objektyvi evoliucija visos šitos informacinės aplinkos, kur mes kuo toliau, tuo labiau turėsime tokį informacinį chaosą. Ir tuo labiau jums su mokiniais reikia šnekėtis apie būtent gebėjimus išgyventi tokiose informacinėse džiunglėse. Nes galiausiai, jeigu tu visiškai prarasi tuos, autoritetus, ten mokslas, medikai ir panašiai, tai tu ir sveikatą, ir finansus, tu viską prarasi. Ir bus tokios problemos. O apie ką jūs šnekėjot su pasitikėjimu politiniam institucijom, tai iš dalies yra tokios informacinės aplinkos evoliucijos irgi išdava. Bet lygiai taip pat ir pačios institucijos turi prisimti atsakomybę, kad tu pasitikėjimą užsitarnauji ne šnekėdamas, o veikimu. Ir tada, net pastarasis atvejis, kuomet buvo iš tikro ta didžiulė krizė su Amerikos kariais, ir paieškos visą operaciją ir panašiai. Tai aš sakyčiau, tai, kas iš tikro subūrė tą bendruomenę, netgi su amerikonais, mes po to matėm, kaip vis tik tai buvo veiksmas. Tai buvo mūsų kariuomenės, krašto apsaugos, ministerijos vadovybės tam tikras veikimas ir tik po to tada tas šnekėjimas užtikrino tam tikrą tokią prielankumą, pasitikėjimą ir panašiai. Bet aš labai skeptiškas apie pasitikėjimo iššūkius ateityje, ypač dėl tokios informacinės aplinkos. Žinote, mokytojas kol kas yra, ko gero, vienintelis, kuris dar skiepija tą pagarbą valdžios institucijoms, nepaisant to, kad mes irgi žmonės ir matom, kad daromos klaidos. Bet tai galbūt mokom pagarbiai į tai žiūrėti, kad visi žmonės yra žmonės ir jie turi teisę klysti. Tai bet tas piktumas, tas sarkazmas toks nesveikas, kuris eina iš viešos erdvės, jis greuna mokytojo darbą. Ir mes čia dabar su vėjo malūnais kovojam. Bet tai nepaneigia jūsų apskritai vaidmens visoje šitoj mūsų evoliucijoje žmogiškoje, mokytojų. Visada buvo daug iššūkių ir dabar, kaip ir visi, ekspertai, visi tam tikros turėjusios autoritetą figūros tam industriniam amžiuje, dabar informaciniam amžiuje atsiduria ties tokiais iššūkiais. Ten liktai dar mačiau ranką. Jūs labai gražiai pradėjot su Swiftu ir jo citata ir vis tiek arką norisi uždaryti kažkaip, propaganda visą laiką žingsnių regis priekyje, tai kaip perversti kokių žiūri istorinius pavyzdžius. Propaganda tęsiasi nacijų iki 5 gegužės 8 dienos. Tai kokių mes turim pavyzdžių, kaip mes tą propagandą galim perlaužti, perveikti, būti priekyje labiau, nežinau, ar yra tokių pavyzdžių? Tai dabartinėse diskusijose apie kovą su propaganda yra labai populiari tokia tezė, nes dabar yra automatizuotos propagandos iššūkiai. Tai yra kaip algoritmai ir visi tie rodyti dirbtinio intelekto įrankiai užturbina visą tą procesą.
Tai tezė yra dažnai naudojama yra how to slow down the lies and make truth quicker. Tai yra, kaip tau lygiai taip pat algoritmai padėtų, žodžiu, pagreitinti visą tą faktų sklaidą, ypač tuo metu, kai yra aktyvios tos operacijos. Bet aš vis tiek manau, kad tai yra savotiškas toks irgi jau tik tai receptas gydymui, bet ne prevencija. Aš manau, kad kodėl vakarai, pavyzdžiui, laimėjo lygiai taip pat ne tik politinę realią kovą šaltojo karo metu, ne tik propagandinę, todėl, kad buvo valia, tam tikra valia veikti ir kovoti su visa sistema. Kodėl nacių propaganda pralošė? Todėl, kad buvo politinė valia kovoti su visa šita sistema. Ir mes dabar dažnai šnekame, va čia, žodžiu, Rusijos agresija Ukrainoje, mes šnekame autoritarinių sistemų agresyvus veikimas prieš mus, bet mums vis pritrūkta, aš šneku apie kolektyvinius tos vakarus, žodžiu, kad mūsų valia atstovėti mūsų tada tas demokratinės vertybės ir veikti proaktyviai. Ta prasme, padedant karinę prasme visaip kaip kovoti Ukrainai, o tuo pat metu, kai daugmaž įsivaizduojam tokį receptą, tai, pavyzdžiui, Amerikoje yra vykdomos reformos ir yra uždaroma visa ta Radio Free Europe, visi tie kanalai, kurie iki to vykdė šitą politiką. Tai problemos gylis yra didžiulis. Čia mes šnekam tik tai apie tam tikrą instrumentarijų, bet viskasgi priklauso nuo tavo veiksmo, o ne nuo šnekėjimo. Sakoma, pati efektyviausia strateginė komunikacija yra komunikacija veiksmu. Vat kai pajudintų Trumpas kokius savo karinius pajėgumus šalia Ukrainos, bent Lenkijoje, stiprinimo prasme, žinutė būtų iš karto aiški. Net nereiktų Twitterio ten kokių žinučių ir panašiai. Tas veikimas, jis iš karto užtikrina efektą. Kaip manot, ar socialinių tinklų... Atsiprašau. Ar socialinių tinklų veikla kažkaip turėtų būti labiau reguliuojama ar mažiau reguliuojama? Tai dabar toks konfliktas tarp, kaip matoma tai Europoje, kaip matoma tai Amerikoje. Čia, man atrodo, irgi labai įdomi diskusija, nes dabar toks atkritimas vyksta ir Muskas, ir Zuckerbergas pareiškė, kad, žodžiu, jie mažiau čia reguliuos dabar, bus tokia libertarinė pozicija, iki to buvo ypač Metos tokia labiau moderavimo pozicija. Tai aš manau, kad čia kaip ir su tradicinė medijom įvyks tam tikras toks, per tam tikrą laiko periodą įvyks tam tikras susidėliojimas, kaip tos medijos bus sumoderuotos arba moderuosios. Nes tas lygiai taip pat buvo su televizija, kuri buvo nauja, su komerciniam televizijom ir panašiai. Tai man atrodo, kad yra amerikietiška strategija, kur viskas yra vadinamas First Amendment ir yra visiška žodžio laisvė ir ten niekada nebus kažkokio reguliavimo. Ten viskas bus tokio informacijos laisvės tokiu principu. O europinė prieiga yra labiau tokia griežtesnė ir jeigu, nežinau, Facebookas ten X platforma nesusitvarkys su moderavimu, tai panašu, kad kokia Vokietija ir Europos Sąjunga bus pakankamai aktyvios padedant jiems su tuo susitvarkyti. Nes pas mus yra visigi įstatymai susijęs su smurto kalba, pas musgi konstitucijoje karo propaganda yra draudžiama. Pas mus yra visos teisinės normos, kurias šiaip tai būtų privalu taikyti. Tik tai, kad visos šitos medijos yra antiek naujos, kad net nežinai, nuo ko pradėti čia su tuo moderavimu. Ačiū. Tai ačiū Jums, sėkmės jūsų nelengvam darbe. Iki.